ratas visiškai kaba šitas ratas. Gerai, tegu kaba. Ir dešinysis irgi kaba. Abu dešiniai ir kažkaip. Ne, viskas, tiesiog tuščiai sukasi visiškai. Turi tą kilimėlį? Tai duok kilimėlį ir išvažiuosi. Žiūrėk, Rūnai, jeigu turi kilimėlį... Einam po to čia, aišku. Durys net neatsidaro. Šitie buvo laisvai sukasi ratai, žinai, ir vienas ir kitas. Tai. Gerai, einam. Kauno rajone, Vilkijos seniūnijoje, Juodžių kaimo teritorijoje, greta Trydupio ir Didžravio santakos stovi Butvilonių piliakalnis. Piliakalnis įrengtas Trydupio dešiniojo kranto, dabar čia tvenkinys Kyšulyje. Piliakalnį iš 3 pusių juosia upelių slėniai. Iš šiaurės rytų prie piliakalnio prieina gretima aukštuma. Šlaitai nuo upelių status apie 14 metrų aukščio. Piliakalnio viršuje yra 30 metrų ilgio, 26 metrų pločio aikštelė. Nuo aukštumos iš šiaurės rytų piliakalnis atskirtas 30 metrų ilgio, 15 metrų pločio ir 2 metrų gylio grioviu. Piliakalnis datuojamas 2 tūkstantmečio pradžioje. Paminklo teritorijos plotas 18 000 kvadratų. Kiek sakei, 600 metrų? 5-6. Tai nuo kelio, ten kur mes nuėjome, palikom mašiną, iki piliakalnio apie 600 metrų. Aišku, galim važiuoti per ūkininką pabandyti, bet mes į lengvų kelių neieškom. Važiuojam ten, kur sunkiau. Nu, kažin, mes čia gerai einam. O dievai, trečdalį kelio tik nuėjom. Taip. Ketvirtadalį kelio tik nuėjom. Jo. Na, turbūt pusę kelio jau turbūt nupėdinom. Taip. Va, mūsų Priusas stovi. Priparkuotas. Nieko, taksistas palauks. Oi. O tai jis pagilėjo sniego. O, čia gyvūnų pasivaikščiota. Jie čia lengvai praėjo sniego paviršium. O mes kartais prasmengam. Tai vidury lauko gylis, kelių nesiekia. Bet guminį bato aukštį pasiekė laisvai. Tai kokie 3-5 km. Čia labai gili vieta. Daugiau nei pusę kelio praėjom. Einam arčiau krūmų. Gal ten mažiau bus. Jo, yra toksai paviršiui ledas, kuris velnias labai per kelienius trenkia. Reikia gal lysti čia į vidų. O, čia jau sniego iki kelių. O,
čia mažiau. Čia liktai kelias liktai, nors ne. O gal pabandyt paeit šitų, bet abejoju. Ja, turbūt reikia lipti aukštyn. Mes jau netoli. Trečdalis likęs tik tai. O, čia dabar. Čia dar mums reikia papėdinti gerokai. Šitais brūzgynais. Nupėdinam. Dar 300 metrų. Nėra taip daug, bet labai neaišku, kur čia tas kelias. Gali būt, kad mes ne per ten. Bet ne bėda. Nu, įtariu vasarą čia per šitą pusę eiti. Pralūžau. Zuikį pagavau. Tai yra nepagavau, pabėgo. Parazitas. Raktai kišeniai. Štai rupelis. Arba griovelis. Aha. Žiemą nesuprasi. Nu einam, kur žvėris vaikšto. Jie biški protingesni už mus. Pasiūlymas eit biški aukščiau. Keturių. Sargiai akis. Reikia biški aukščiau eit. Vis tik žvėris nebereikalo tos takelius išsimynę. Ui, dar snukį gavau, tarsi per veidą. Čia einam. Vėl grįžtam į žvėrių taką. Ta patį. Jis vingiavo. Nuvingiavo, bet ko gero čia logiškiausias kelias. O kiek stirnų prigulėtų ir čia šviežiai. Nu dar biškį. Kur geriau eit, nelabai žinau. Jeigu čia upelis eina, mums reikia šitą pusę eiti. Nu, einam šitą pusę. Einam čia į viršų. O, kiek čia prigulėta. Kažkada buvo. Vaikštai ratais, kvadratais. Bet vis tiek mes prie jo prieisim.
Bandom čia. Čia protaka išminta žvėrių. Gerai. Dar vieną zuikį pagavau. Pabėgo, nepagavau. Nu, turupkė. Kotis mano navigatorius grybą rodo. Kur mano kolega? Štai jisai. Ne. Mano navigatorius nugrybavo. Žemėlapis parodė, kad mes labai į dešinę einam. Ką tavo rodo? Arba čia navigacijos bėda, arba mes šiandien tikrai ne ten einam. Ne tą kryptimą. Rodo, kad mes į šoną labai nuėjom. Tipo, va ten kažkur tai rodo. O kanalas vis tiek čia eina. O čia mes tipo palei upelį einam. Bet aš išsišakojimo taip ir nemačiau šiaip tai. Kad būtų upelis įsišakoja. Čia einam? Ar čia einam? Ne, čia iki kairė. Čia? Čia va. Nu, davai bandom čia, bet man atrodo, kad gerai. Vienaip atrodo, kitaip yra. Gal čia ne upelis, gal čia tiesiog kanalas. Koks tai su čia? Va, išlipsim čia ant viršaus, pasižiūrėsim. Kairiau stačiu kampu. Nu ką žinau. Nu bandom. Bet kad ten aš ten kanalo jokio nematau, palei kurį mes turėtume eiti. Nu, gerai, einam čia. Dar kairiau rodo. Keista. Kairiau, supratau. Negi tas išsišakojimas apgaulingas. Reikėjo ten, kur mes peršokom per upeliuką mažuliuką. Reikėjo iškart į kairę sukti. Nu gerai. Svarbu surasti. Nu jo. Paraleliai. Ten turi būti kanalas upelis. Upelis, nes jis turi pavadinimą. Didžravis. Taip upelis vadinasi. Ok. Einam.
galą priėjom. Nu, čia turbūt reikia ir laikytis šitos krypties. Sau sniego tai net miške pilna. O čia vat kažkieno nueita. Panašu, kad žmogaus. Nes pėdas matosi, kaip žmogus pėdą stato taip. Tai ir tokia traktoriaus protektoriaus principų nupėduota. Tai gal ir pataikėm kažkokį tai kryptį. Man atrodo, aš jau matau. Panašu, kad jisai tenais jau nebetoli. Yes. Pagaliau. Nu jo. Juokingiausia bus, kad ten kažkur ūkininkas yra. Ir jis ko gero gali turėti privažiavimą prie to piliakalnio. Nu, iki pat piliakalnio ne, bet nu, tai pažiūrėsim, kaip čia atrodys vietoj. Nes pas tą ūkininką ir, kaip suprantu, pardavimai vyksta. Tai parduotuvėlė yra. Bent jau Google žemėlapis taip rodo. Nu, tai tuoj pažiūrėsim. Nu, piliakalnis toks plikokas. Ne. Jis tik tai, kad žiema štai atrodo plikokas, bet šiaip augalai auga, medžiai auga, takelio nematau, ženklo kol kas irgi. O čia, kur pėdas nueina, tai čia tikrai žmogus ėjo. Ir ne vienas. Tai va, taip. Štai mes ir jį priėjome. Valio. Užfiksuokim šitą momentą. Uš. Čia bus Butvilonų piliakalnis. Butvilonų. Kur mano draugas? Žygeivis. Nematau. Matau. Po trupučiuką eina. Gerai, einam apeisim, kol jisai ateis. Mes galim apibėgti. Bent jau užbėgti ant viršaus. Ir pažiūrėti, ar čia tikrai tas. Gali būt, kad už jo dar kažkas stovi. Status krantelis. Nagi. O, čia piliakalnis. Čia va aukščiausia vieta. O čia va aikštelė yra. Piliakalnio vadinama. Labai taisyklingos formos. Čia va tas pelis apačioj ir jis pereina į tvenkinį. Fantastika. Oi. Ant užpakalio galim čiuožti. Ženklas. Dar nematau. Klausimas, kur oficialus priėjimas buvo, bet pagal nagrinėtus šiai dienai žemėlapius, tai jis kaip ir neturi jokio priėjimo. Tai ten per laukus absurdas eiti šiaip tai. Nu gal ir variantas, bet iš tikrųjų,
Iš tikrųjų tai nežinau, iš kurios čia pusės teisingai ateiti. Ir be kažkokių urvas, gal barsukas, gal lapė, gal kas nors kitas. Ir jisai aktyvus. Pats urvas. Nes žemė šviežiai išvartyta. Nežinau, pagal pėdas nesu gamtininkas, sunku ir pakomentuoti. Būtų įdomu žymeklį kokį pamatyti. Tik tai kaip jį dabar pamatyti? Čia visur vaidenasi visokių nukirstų medžių. Šiaip ir bebrai čia matosi darbavėsi. Yra keli kelmukai nugraužti taip aukštėliau. Iš toli apsnigtas atrodo kaip ženklas. Prieini, o ten ne ženklas. O, štai ir kolega atėjo. Tai va, gerbėmieji. Šitas, sakykime, pagal susisiekimo kriterijų, tai sudėtingas surasti. Nes čia vasara, tai bus čia tvenkinys, vanduo, upelis. Ir tiek žinių. Kol kas ženklo nematau. Bandysime keliauti atgaliuose. Tai va. Butvilonių piliakalnis.